Sveiki, trumpas intro prieš viską, atsiprašau už bardaką už manęs, bet turiu dar darbą ir turiu krūvą reikalų ir savo ofisiuką čia. Tiesiog įrašau trumpą preliudiją. Nežinau, ar jūs pastebėjot, bet turinys šiuo metu internete lietuviškam turi šiokią tokią destrukcijos gaidelį, mėtymasis dainomis, mėtymasis video pirmyn atgal, kažkokiais įžeidimais ir dar kažkuo tai. Ir viso šito fone nusprendžiau padaryti kažką konstruktyvaus ir duoti kažkokios pagaliau naudos, tiek savo, tiek jums. Ir nusprendžiau paprasčiausiai padaryti tai, ką aš moku geriausiai, tai užsiimti edukaciją. Tai tada klausimas jums, ar esate kada nors susidūrę su žmonėmis, kurie atrodytų, kai susipažįstate, yra nuostabus, faini, atrodo, sako viską tą, ką norite girdėti, yra labai pilni kažkokios tai meilės, prieraišumo. Ir staiga vieną rytą atsikeliat ir žiūrit, kad tas žmogus jau yra toks ir skriaudikas pasidaręs, ir bjaurus, ir manipuliatyvus, ir užsilipęs ant galvos įvairiausiais būdais. Galbūt esate turėję tokių draugų, sutuoktinių, neduok dieve tėvų, ir galbūt netgi pradėt galvoti, gal čia su manim kažkokia problema. Kodėl aš nusipelniau, kad su manim taip elgtųsi, čia su manim kažkas negerai. Tai jūs galimai esate susidūrę su narcizu. Tai yra asmenybės tipas, kuris iš tikrųjų yra kankinęs daugelį iš mūsų, ir tai yra žmonės, kuriems pastačius bent kokią ribą arba bet kokį nepasakius, jie tampa labai kandančiom gyvatėm, kurios supranta tik agresiją. Bet tam, kad nedaryti dar vieno video, kuriame aš tiesiog argumentuoju, nes aš taip pasakiau argumentais, susisiekiau su žmogaus institutu, kurie man suteikė daktaro Juliaus Neverausko kontaktus. Jis yra ribinių asmenybių specialistas, psichoterapeutas, daugiau negu 20 metų dirbantis psichoterapijos srityje, bei jau labai daug metų ruošiantis kitus specialistus. Tai yra žmogus, kuris keliauja po Lietuvą ir pasaulį ir skaito paskaitas būtent apie šitas temas. Ir šiame podcast'e jis papasakos jums, kaip narcizai prie jūsų prisisiurbia, kaip sudėtingai juos iš gyvenimo ištrūčit ir ką daryti, kad netapti patiems tokiais ir kaip sutvirtėti ateičiai gyvenime. Gero žiūrėjimo. Esate mokslo daktaras, esate taip pat iš žmogaus instituto. Ir tai ar kažko nepaminėjau apie jūs, kas būtų svarbu? Mano svarbiausios pareigos, aš esu podiplominių psichoterapijos kursų vadovas, taip aš ruošiu kitus gydytojus arba kitus psichologus, kad jie taptų psichoterapeutai. Aha. Tai šitas mano darbas yra šiuo metu pats svarbiausias. Aha. Ko reikia, kad paruošti psichoterapeutą? Tikiu, kad sudėtingas klausimas. Reikia keletos metų. Mūsų kursai, jie trunka 4 metus. Ir tie visi specialistai jau baigia magistrai, arba gydytojai, arba psichologai, šiuo metu slaugytojai, jie turi gauti daug žinių teorinių. Aha. Praktiškai mokymo blokai vyksta kas savaitę realiai ir paskui jie turi gauti daug praktinių žinių, jie praktikuoja, jie patys dirba, jie stebi demonstracijas, jie gauna supervizijas, tai yra, jie dirba savo klientais ir mes kaip supervizoriai, ne aš vienas, bet daug jų yra apie 10 žmonių, jie tada prižiūri, reflektuoja jų darbą ir taip toliau. Ir tas vyksta 4 metus. Oho. Dalykas, kodėl šiandien jūs čia pasikviečiau ir manau, tai yra labai svarbi edukacinė dalis ir žmonėms, tai žiūrovams ir, nežinau, ir man pačiam, tai yra narcizai, narciziškumas. Labai dažnai jau girdim apie šitos žmonės, labai daug knygų yra išleista, labai daug žmonių diagnozuoja vieni kitus narcizais, ten sako, tu taip darai, tai tu dėl to narcizas ir panašiai. Bet nežinau, ar galiu daryti tokią išvadą, bet, pavyzdžiui, mano rinkoje jų žiauriai daug yra. Tai yra šou biznyje, nes tai atrodo juos labai traukia čionais. Bet gal tada po viską iš eilės, ar galėtumėt paaiškinti, Juliau, kas yra narcizas? Iš viso. Narcisinė asmenybė tai yra žmonės, kurie turi pažeistą savivertę, kurie turi neužaugintą savivertę ir kurie turi empatijos stoką ir kurie dėl to, kad jaustųsi gerai, jie ieško pranašumo prieš kitus žmonės. Jie jaučiasi vertingi tik tai tuo atveju, jeigu jie jaučiasi išskirtiniai. Jo. Ir jeigu kiti žmonės juos priima kaip išskirtinius būtent, taip? Tai būtent šou biznis jisai negali be šito būti, nes šou biznyje ir ateina žmonės, kurie nori būti išskirtiniai. Taip. Ir jeigu imsim kažkokį labai gerą aktorių,
kokį nors labai aukšto lygio aktorių, jisai negali būti ne narcizas, jisai negali būti neribinis, tai yra kitas asmenybės ypatumas, emociškai nestabilios asmenybės, ir jisai negali būti nehistrioniškas, tai yra jiem labai svarbu, kad jį matytų. Taip. Šitie žmonės labai nori būti matomais, jie visur lenda, kad tik tai matytų, atitinkamai elgesi, atitinkamai apsirengia, atitinkamai funkcionuoja, bet tai labai reikalinga jo darbui. Bet tik tai yra kitas dalykas, jeigu šitie visi bruožai, jie veikia nesukeldami mums sunkumų kasdieniai veikloj, tai yra tik tai ypatumas. Taip. Ir šitas ypatumas, jis gali būti sveikas, nes mes tada realiai mes siekiam pranašumo, išskirtinumo realiai prieš. Mes padarom kažkokius tai darbus, kažkokius ten, nežinau, ten sukuriam verslus arba sukuriam kažkokį meną, kažkokį meną, sportininkai ir taip toliau. Tai yra mes realiai siekiam savo rezultatais būti išskirtiniai ir pranašesni, bet jeigu mes šitą viską perkeliam į visas gyvenimo sritis ir tas mums pradeda trukdyti mūsų kasdienybėje, taip, asmeninius santykius. Mes ieškom pranašumo prieš savo partnerius, prieš savo vaikus, taip, prieš savo kažkokius artimus žmonės, mes norim tik tai, kad mumis žavėtųsi labai, mes nepatiriam empatijos jausmo savo, pavyzdžiui, vaikams arba savo partneriams, taip. Tai tada šitie žmonės, jie gyvena labai sunkų gyvenimą, jie labai kenčia, jie patys tarsi apsimeta, kad lygtai jaučiasi gerai, nes jie savo vertę suvokia kaip kažkokius tai išorinius dalykus, kaip pinigus, kaip pareigas, kaip kitų žmonių žavėjimasi, kaip kažkokius daiktus išskirtinius arba dar kažką tai, bet viduje jie jaučia didelę tuštumą, viduje. Ir dėl to jie vartoja alkoholio daug daugiau, vartoja daug daugiau narkotikų, dėl to jie žudosi daugiau, dėl to jie patiria depresijos, patiria nerimo. Žudosi? Taip ir dar kaip, vienas toks vokietis nusižudė per krizę 8 metų, kai jo turtas nuo maždaug 1 milijardo jisai sumažėjo iki 200 milijonų ir tai jam buvo nepakenčiamas dalykas, nes 5 kartus jo turtas sumažėjo, jis iššoko pro langą. Čia įdomų dalyką užkabinot. Nes jiems būna narcistinės traumos vadinamos. Taip, narcisistinės traumos, dėl ko norėjau paklausti. Mes, pavyzdžiui, galim vertinti, sakėt, ten savo savivertės trūkumas ir panašiai. Ir kaip aš apie tai domėjaus, nes man teko domėtis, nes susidūriau labai ryškiai su narciziniam asmenybėm. Ir, sakykime, kaip ir skaičiausi internete, kad narcizas tarsi neturi to vidinio aš tokio susiformavusio. Sakykime, jeigu jūs man, Juliau, dabar pasakytumėt, ten, nežinau, tavo džinsai negražus, aš sakyčiau, liūdna, bet aš po poros valandų pamiršiu. Ir sakyčiau, normalus, tie mano džinsai. Narcizas atrodo to neturi kur pasitraukti į save ir savo pasakyti, kad viskas gerai. Ar aš teisingai vertinu? Ir aš apie tos pinigus kalbu. Jie yra mažiausiai 2 rūšių. Mažiausiai 2 rūšių narcizmas, jeigu kalbam apie asmenis, tai vienas yra grandiozinis narcizmas, kitas jautrusis narcizmas. Tai jautrus narcizai yra labai, jie būtent stengiasi įtikti kitiems žmonėm, bet ta prasme, kad gauti tą labai teigiamą grįžtamą ryšį, kad gauti žavėjimąsi, gauti, kad juos aukštintų ir visa kita. Ir jie, pavyzdžiui, gali būti geri labai sutuoktiniai, nes ypatingai jeigu jie turi priklausomą asmenybę kaip partnerę, dažniau būna narcizai vyrai, o priklausomas asmenybės moteris. Tai pavyzdžiui, ir mano šeimoje, mano tėtis buvo narcistiškas, o mama buvo priklausoma ir jie visą gyvenimą gyveno nuostabiai. Nes mano mama labai žavėjosi mano tėčiu, tiesiog jį aukštino visokiais būdais, jo labai pasikliovė visą kitą, o mano tėtį šitai labai maitino ir jisai labai džiaugiasi tą mamą ir jisai jautėsi labai tada vertingas ir taip toliau.
Tai aišku, būdavo visko ten kartais ir nepastenkinimo, jau pas mamą, nes jai kartais jau atsibosdavo, kad jai reikėdavo paklūsti visą laiką tėčiui. Bet iš principo jų santuoka buvo tvirta labai. Taip? Tai kai mes kalbam apie grandiosinius narcizus, tai pas juos jau iš to nėra. Jau pas juos visai to noro kažkaip. Jie mano, kad jie iš esmės yra pranašesni iš savo prigimimo. Jie apdovanoti, jie išskirtiniai iš savo prigimimo ir kiti žmonės yra tik tai įrankiai jiems. Ir jie kitų žmonių visiškai nemato kaip saudarėsim lygiaverčių. Iš to kaip žmonių, jie visus žmonės skirsto arba laimėtojai, arba lūzeriai, arba jau visai piktybiniai, tai skirsto taip, aš ir kiti žmonės. Taip. Aš esu čia išskirtinis labai, o kiti žmonės yra mano kažkokie tai, gali būti vergai, bet jeigu aš tik tai norėsiu, įrankiai. Ir šitiem narcisam įtikti praktiškai yra neįmanoma. Jo. Nes jeigu tu įtiksi pradžiai, visas gerai, gali sukurti, bet jiem tu paskui atsibosi, nes jie nori naujų stimulų, jie nori, kad visas pasaulis jai žavėtųsi. Taip, čia aišku priklauso nuo jų sutrikimo laipsnio, bet tai jiems, su jais geriau neturėti jokių reikalų. O taip. Ja. Jo. Skyrybos su narcizu, grandioziniu. Kažkoks atsisakymas iš savo gyvenimo. Jeigu, čia labai gerą palikėt klausimą, jeigu narcizas yra grandiozinis, tai tik tai labai geri teisininkai, labai griežtos ribos, griežtos taisyklės, teisinė kalba ir viskas. Nes jie neturi emocinio pasaulio, jie neturi empatijos, jie nėra, ten jiems vaikai, ne vaikai, jiems vienodai. Jo. Jeigu jautrusis narcizas, tai tada yra vietos mum elgtis, tai mes galim sakyti, koks tu geras tėtis, tu jeigu rūpinsi savo vaiku, tai tu būsi pats geriausias tėtis pasaulyje, visą kitą, tai jisai gali iš to noro ir jie kartais išlaiko keletą, man teko sudurti su keletą skyrybų buvo ir išlaiko visas šeimas ir kontroliuoja visas buvusias žmonas, ten 2-3. Tam, kad jis jaučiasi pranašesnis už kitus. Ir jam labai brangiai kainuoja, bet jisai deda visas pastangas ir tiem vaikam, kad tie vaikai ten iš buvusių šeimų būtų labai ten aprūpinti ir visa kita, kad vertintų šitą tėtį. Tinklinis marketingas, psichologinis. Jie labai stengiasi būti vertinami, bet šitą jie grindžia savo pastangom. Ir tuo jie būtent yra geresni už grandiosinius narcizus. Nes grandiosiniai, tai jie, žinot, jau ten sunkus atvejis su jais. Ar tiesa, kad grandiozinio narcizo neįmanoma išgydyti? Praktiškai taip. Vienintelis galbūt šansas yra, kai jie patenka į didelę narcistinę traumą, tai tada, darėsim, kažkas tai nepasiseka, arba susirga kažkokia tai liga, onkologija arba dar kažko, tai kartais, jeigu dar pas juos lieka savasties likučiai kažkokie, tai jie gali dėti pastangas, bet labai dažnai ir dažniausiai, kai jiem pasidaro geriau, jie vėl grįžta į tą savo režimą. Bet aš noriu labai aiškiai pabrėžti, kad jokios narcisistinės asmenybės nėra kaltos. Dėl to, kad jos tokios yra. Jos mums gali būti labai nemalonios, jos gali mums labai būti kenksmingos ir pridaryti daug labai visokio blogio, bet jos nekaltos dėl to. Ir mes, psichoterapeutai, kartais net naudojam tokį triuką, bet jeigu labai piktybiškas žmogus yra, tai mes prašom jo nuotraukos vaikystės ir pasižiūrim, koks buvo simpatiškas mažas berniukas, ne? Ir išaugo dėl visokių sąlygų, o tos sąlygos yra genetinės visų pirma, tai yra genetiškai determinuojama irgi, kaip ir antisociali asmenybė, irgi genetiškai labai didelis komponentas genetinis. Ypatingai antisocialios asmenybės, nes pas juos nėra, taip liaudiškai sakant, veidrodinių neuronų. Šitie žmonės negali empatijos jausmo turėti. Turit omenyje antisocialios asmenybės, psichopatai, sociopatai, apie juos? Šiuo metu šitų terminų jau mes jau nenaudojame, mes vartojame antisocialios asmenybės. Bet dažnai labai būna kelios asmenybės viename. Tai ta prasme,
jeigu būna grandiosinis narcizas, kaip taisyklė jis turi ir antisocialumo daug bruožų. Taip. Nes o jeigu dar jis turi obsesinės kompulsinės asmenybės, tai iš viso žmogus, kur geriau iš toli tik tai matyti, o dar geriau ir nematyti. Aš manau, kad dabar nemažai žmonių skamba varpeliai kažkur tai gyvenime. Vieną kitą pagauna dalyką, taip, nes apie ką kalbu, kad būna ir vaikinų merginų, sutuoktinių atsiranda dar kažkas, tėvai kažkieno gali būti, dar kažkas. Kaip žmogus gali atpažinti ir kaip norėčiau šiek tiek galbūt praeiti apie tą vadinamąjį galbūt narcizo prisitraukimą žmogaus prie savęs, kaip žmonės galbūt galėtų pradėti atpažinti, kad jie, pavyzdžiui, yra tokiam santykyje su tokiu žmogumi, draugystėje kažkokioje ar dar kažkur. Nes aš esu girdėjęs pačią pradžią, tai yra tas vadinamasis bombardavimas meilė yra pradžioje, ar ne, narcizų prisitraukimas, ar čia nėra kažkokio standarto šitoje vietoje? Čia pas jautriuosius gali būti, nes jie nori labai nugalėti, jie deda visas pastangas nugalėti. Grandioziniai, jiems šito meilės nereikia. Jie mano, kad jie tokie išskirtiniai, kad juos ir taip visi turi mylėti. Jie turi tokį jausmą, kuris vadinasi privilegijuotumas. Jie tarsi gimė su privilegija, suprantat? Ir jisai net šito nenori, bet yra dėja nelaimingų žmonių, kuriuos tokie žmonės traukia. Taip. Ir jie nori būti prie to vadinamo ten pusdėvio kažkokio, gerumo tai nes kažkokio. Ir pats nori, jie irgi dažniausiai yra narcisistinės asmenybės ar priklausomas, jie mano, kad kai bus prie tokio žmogaus, tai jis irgi bus vertingesnis. Stipresnis, jo. Ir kartais kenčia labai. Tai va šitas dalykas, o būtent jeigu apie jautruosius mes kalbam, tai jie tikrai ypatingai pradžiai gali labai pasistengti ir būti žavūs labai žmonės, nes jie stengiasi. Šiaip tai gali būti gabų žmonės. Ir dažnai būna gabų žmonės, būna talentingi žmonės, besistengiantys, darbštų žmonės, už tai, kad jiem labai labai svarbu jausti, kad kiti juos vertina kaip vertingesnius už kitus, išskirtinai vertingus, ir dažniausiai jų šeimos juos apdovanodavo ir duodavo jie meilės už pasiekimus. Ir jie įpratę, jie netiki meilę taip savo, jie netiki taip savo rūpesčių, jie tiki, kad va tik tai nusipelnius ta meilė gali būti ir vertinamas. Ir jie tiki, jeigu tu prasi pasiekimus, pavyzdžiui, tam žmogui darysim turtas, jeigu vienam žmogui yra kažkoks tai. Tai va tas kaip mano minėtas verslininkas. Jeigu tu prasi turtą, tai tu tarsi išnyksi. Tu pasidarysi absoliučiai nevertingas. Taip? Arba prasi sveikatą. Jie bijo labai dėl savo sveikatos irgi. Nes, tai turbūt vertės matas. Jiem vertės matas yra kažkoks tai pranašumas, bet kurioje srity, kuris būtų. Pavyzdžiui, prasiplaukus jiem gali būti irgi tai, kiek žmonių persodina plaukus. Su Turkijoje ten nepraeitumės. Oro uostas Stambulo, visas vien tik vyrai, pateko dabar būti visas vyrai. Nes jiem atrodo, kad plaukai tai yra labai svarbus dalykas ir jeigu nėra plaukų, tai nėra vertingumo. Tai. Ne, bet turbūt per tai turbūt negalim spręsti, ar žmogus narcizas, kad ten plaukus persisodino. Ne, negalim, aš tik tai sakau. Kaip pavyzdys. Jo, kaip pavyzdį, kad jiem labai svarbu kažkokie tai išoriniai požymiai ir daug mažiau svarbu tas vidinis. Taip. Nes šiaip sveikas požiūris yra toks. Aš esu žmogus, vertinga būtybė žemėje, jeigu aš nebūčiau vertingas gamtai, ten, nežinau, aukštesniosiom jėgom, žemėje, visatai ar kam, tai aš nebūčiau atsiradęs. Jūs įsivaizduokit, kad jeigu mes gimstam, tai iš milijonų spermatozoidų patenka vienas ir taip toliau. Ir mes gimstam ne taip savo, nes daug labai apsivaisinusių kiaušialąsčių ir taip žūsta. Mus priima žemė šitą. Jeigu mes atsiradom žemėje, tai iškai jinai mūsų nori. Taip? Ir tada tai reiškia, kad visi žmonės yra unikalios būtybės, pasauliniai brandai išleisti vieno egzemplioriaus tiražu
Ir mes visi esam vienodai vertingi, nes nėra jokio kito žmogaus žemėje tokio, kaip mes, niekada nebuvo ir niekada nebus. Ir mes esam unikalios būtybės ir dėl to mūsų vertė yra nepalyginama su kitų žmonių verte. Nes mes esam vieninteliai egzemplioriai. Taip. Ir mūsų vertės mums nereikia nei įrodinėti, jinai nepriklauso nuo mūsų lyties, amžiaus, turto, išvaizdos, pasiekimų. Jinai yra mums duota su mūsų gimimu. Ir mes kaip žmogiškąją vertę visi turim vienodą. Tai čia yra sveikas požiūris. Ir mes vertinam ir kitą žmogų, ir kito žmogaus nuomonę, ir galbūt kito žmogaus ten skausmą, mes jam norim padėti. Tai čia yra sveiki žmonės. O jeigu mūsų visas dėmesys yra apie mus, visas pasaulis sukasi apie mus, ne mes esam sukurti pasauliui, bet pasaulis mums, ir tada taip gaunasi, kad mes tampam narcisistinius ypatumus turinčiai žmonėm. Čia irgi vėl gerai užkabinot apie tą žmonės, į kuriuos taikosi narcizai, nes aš galiu pasakyti, mano irgi susidūrimas pasidarė taip, kad aš savo turėjau pripažinti, kad narcizas mano gyvenime egzistavo tada, kai aš tikėjausi, kad aš pasisemsiu to stiprybės kažkokios, to užtikrintumo, to tokio, kad aš gausiu to. Ir aš iš tikrųjų savim nepasitikintis bandžiau visą laiką įtikti, kažkaip įrodyti. Ir staiga tik tai pirmą ribą pastačiau kažkokią, tada prasidėjo problemos iš karto. Ar reikėtų tiesiog atsitraukti nuo narcizų, ar jam reikėtų statyti ribas ir galima kažkaip su jais sugyventi, kaip reikia daryti? Nes mano patirtis buvo labai prasta, tikrai. Aš tik tai kažkur pasakiau ne, iš karto prasidėjo baisingos manipulacijos, ten žeminimai, viskas, kas tik tai įmanoma. Ir aš dabar bandau kažkaip susidėti iš jūsų pasakojimo, ar tai labiau jautrusis, ar tai labiau grandiozinis narcizas. Ir man toksai atrodo net miksas. Gali būti. Gali būti ir miksas, ne, tarp šitų dalykų. Tai aš čia taip, gal čia tokia beletristika ilga, bet kur aš noriu daryti, kaip reikėtų žmonėm patiem rūpintis, kad jų gyvenimuose narcizai neatsirastų? Ką jiem reikėtų daryti? Kalbant apie žeminimus, dar pradžioje. Čia toksai blogas yra terminas, arba patyčios, arba žeminimai, nes niekas žmogaus nepažemins, jis tik tai vienas gali save pasižeminti. Niekas iš žmogaus nepastyčios, jis pats gali pastyčiotis. Nes jeigu mes atsisakysim žemintis, niekas mūsų nepažemins. Man gali sakyti, ką tik nori, ten pasakyti, daryti net ir taip, bet jeigu aš apsispręsiu nesižeminti, tai viskas. Tada niekaip jūs galite daryti, ką tik norit man. Taip, aš liksiu orus žmogus. Tai jeigu vyksta žeminimas, tai tada iš abiejų pusių yra žmonės su pažeista savivertė. Taip. Tik tai vienas žmogus hiperkompensuoja ir jisai žemina kitą žmogų, o kitas žmogus pasiduoda šitai savo pažeistai savivertė ir pradeda jaustis blogai. Taip. Ir jeigu jis nesijaustų gerai, šitas žmogus jo nežemintų, nes tai neveiktų. Nes jis žemina tik tam, kad pasijaustų geriau. Taip. Nes tada jis pradeda jausti skirtumą, kad aš esu pranašesnis, o tu esi tenais kažkoks tai, perėjai kažkokį depresiją ar kažkokį nusivylimą, aš esu pranašesnis, aš valdau situaciją. Ir aš dar manipuliuoju ir dar sukeliu tau pyktį ir tau sukeliu tokį bejėgiškumą ir tada aš dar esu kietesnis. Tai jeigu mes norim, kad mūsų niekas nepažemintų, mes turim nesižeminti. Mes turim išlaikyti savo orumą ir sakyti priešingai, yra taip, kad tu mane bandai čia kažkaip tai žeminti, yra taip, kad tu nori mano pažeistą savivertę numenkinti arba dar kažką, mano savivertę menkinti. Tai aš atsisakau taip jausis, aš atsisakau jausis blogai. Ir tavo už tos pastangos bus bevaisės. Tai dabar jeigu grįžtant prie jūsų klausimo, tai jeigu mes matom asmenybę su tais bruožais, kur mes šnekėjom, tada mums reikia klausti, koks gali būti motyvas, kad mes su jais bendrautumėm. Ko mes norim. Tai nes greičiausiai nieko gero nebus,
kalbant apie grandiosinius narcizus, iš viso nieko gero nebus, bus tik tai, mes galim jaustis, gal kažkaip, jeigu nuolat dėsim pastangas juos aukštinti, įtikti, jiems jokių ribų nestatyti, mes galim jaustis šito viso spektaklio dalimi. Ir kai kuriems žmonėms gal tai fainai, aš dirbau su, nežinau, ten kokiu Bradu Pitu, aš nežinau, kaip ten su Bradu Pitu. Tai būti į savo CV įsirašyti. Tai vat, jeigu šito norim ir pasirengę sumokėti tą visą kainą, okei, viskas, bet jau asmeninės laimės ir asmeninio pasitenkinimo nebus. Aš absoliučiai nežinau Brado Pito, bet aš tik pasakiau vardą pavardę. Taip, suprantu. Ant petį užsidėti kažkokį, kad čia kažkokį su tuo ten dirbau, tai buvo toj ten įstaigoje tokias, tai pareigas užėmiau ir visą kitą. Jeigu kalbant apie jautrųjį narcizmą, jisai yra atviras galbūt kažkokiem tai dalykam, bet nuolat reikės dėti pastangas, nuolat reikės stengtis, mes galim gauti pasitenkinimą, nes jisai gali mumis rūpintis, gali stengtis, taip toliau, bet jis iš tikrųjų mūsų nemyli, jisai myli savo atvaizdą mumise. Iš tikrųjų jautrusis narcizas, mes jam nerūpim, iš tikrųjų, bet jam rūpi, kaip mes vertinam jo rūpestį. Suprantat, jisai daro viską dėl to, bet taip yra. Nes jam jisai tik tai svarbus. Taip. Ir jeigu jisai rodo mums kažkokią tai meilę, tai jis myli save mumise. Taip. Ir myli mūsų atsaką į tą jo meilę, o ne mus. Čia aš padariau, kad mane taip myli. Supratau. Tai yra toks vargas truputį. Tai ar mes norim šitam būti, čia klausimas, taip? Esu girdėjęs teoriją, ką apie ją manote, nes žiūrėjau irgi šiek tiek domėjaus internete ir vienas buvo klausimas, o kaip žinoti, ar aš narcizas, ar ne? Ir vienas iš dalykų buvo toksai komentaras, tokia kaip tezė, kad narcizas negalvoja, ar jis yra narcizas. Nelabai turi šitos minties. Labai geras reikia. Ir jeigu tu jau apie tai galvoji, yra tikimybė, kad greičiausiai nesi. Ar galima? Žiūrėkit, bet yra dar vienas reikas, mums reikia starti. Ar mes kalbam apie ypatumus, ar mes kalbam apie sutrikimus? Turbūt yra spektras, ar ne kažkoks? Taip, yra kontinuumas. Jeigu mes kalbam apie sutrikimą, tai labai geras kriterijus. Pas man į galvą netėjo, kad ar aš esu toks, nes aš žinau, kad aš esu viskas su manim gerai, va, kaip jūs, pavyzdžiui, pasakėte sveika, kaip jūs ten gražiai pasakėt, kad norisi būti sveikam psichologiškai, tai jeigu žmogus galvoja, kad jisai labai psichologiškai sveikas, tai jau čia gali būti ligos simptomas. Nes psichologiškai sveikas žmogus, pasinuolat kyla abejonės kažkokios, ar taip, kaip aš čia tvarkausi savo gyvenimu ir visą kitą. Jeigu aš galvoju, kad aš labai sveikas ir kietas ir kiti durniai, tai tada jau yra problema, taip. Tai va tas žmogus, kuris jau turi sutrikimą, tai jisai taip galvoja, kad su manim viskas gerai, bet su kitais žmonėms blogai yra. Taip. Ir jis nekelia šito klausimo. Bet jeigu žmogus ypatumą turi ir kartais sveikesnę akimirką kažkokią, tai jam kyla klausimas, gal ir su manim ne taip yra. Nes pasikartoja kažkokie tai gyvenimo įvykiai ir taip toliau. Iš viso, jeigu mes kalbam apie sveiką žmogų, tai sveikas žmogus skirtingai reaguoja į skirtingas situacijas. Jeigu žmogus turi asmenybės sutrikimą, šitas žmogus į skirtingas situacijas reaguoja vienodai. Aš pats esu scenos žmogus ir nuo vaikystės man toks buvo irgi pačiam, kad aš noriu jaustis ypatingas. Nes, ir čia sėdžiu ir šitą studiją turiu. Jeigu jūs tai darote, tai tada yra sveikasis narcisizmas, kur visiškai normalus dalykas, nes jeigu iš viso žmogus kažko tai pasiekęs gyvenimą, jisai turi narcisizmo. Taip. Nes jis nori iškišti galvą, jisai pastangas deda tam, kad iškišti galvą. Bet žiūrint
žiūrint, kokią sąskaitą jisai iš tą daro. Taip? Tai va čia yra labai svarbus dalykas. Jeigu jis to daro realiai kažką tai atlikdamas ir padarydamas etiniais būdais visokiais, tai tada šitas dalykas vadinamas sveikuoju narcizmu. Šiek tiek dabar taip pasuksiu į vieną šoną. Skyrybos... Bet noriu apie sveikus narcizus, bet jie jaučiasi normaliai ir pralaimėję. Ta prasme, jiem yra trauma pralaimėti, Taip. bet po to jų smegenys geba perdirbti, gauti pamokas ir vėl stengtis. Jo. Tai va šitas dalykas yra. Nu, O tie vadinami jau labai lygusi, tai jeigu pralaimė, jiem yra katastrofa, viskas. jo, nes jūs užsiminėt apie tą, kad visą laiką, kai tik kažkas nutinka, kai tik nutinka gyvenimas, reakcija vienoda. Aš irgi iš savo narcizų patirties mačiau, kad aš pradėjau vienu metu žmogų traukiniu vadinti. Jis visą laiką važiuoja tik į vieną pusę. Kad ir kas yra, bėgiai visą laiką svarbu reikia nestovėti ant jų. Ir kad ir kaip tu pasakysi, jisai visą laiką nuvažiuos ten pat. Ir man taip keista buvo tuo metu, kad žmogus negali kitaip reaguoti. Visą laiką tas pats ir tas pats ir tas pats ir tas pats. O kalbant jau tada apie tuos labiau jau ribinį narcisizmą, jau tą vat jau, nu, kur sunku gyventi labai žmonėm aplinkui, yra skyrybos su tokiu žmogum. Aš esu pastebėjęs, kad jau va tas grandiozinis narcizas, liaudiškai tariant, neatstoja. Tu nori jau atsiriboti, atsitraukti, bet žmogus visą laiką bando, atrodo, įlysti į tavo gyvenimą. Ar čia yra kažkoks bendras bruožas jų toksai? Tave vėl bandyti? Nėra bendras bruožas, bet tai gali būti, jeigu šitas žmogus irgi turi mažą meniu ir mažai kūrybingumo ir jis nesuranda kitos aukos, tai jisai gali būti, nes jam reikia turėti visą aukas, jam reikia turėti žmonės, kurie jaučiasi daug blogiau negu jie ir kuriuos gal jie netruputį išnaudoja ir skriaudžia tam, kad jis jaučiasi gerai. Tai jeigu šitas žmogus prie mūsų prilimpa, tai reiškiasi, pas jį pritrūksta šitų aukų. Taip. Tai tada, kaip mum elgtis, mums reikia labai aiškiai pasakyti ribas, labai aiškiai. Jokių šansų neduoti, jokio labai griežtai, aiškiai per teisinių, jeigu jau šitas prieikia, mes ištrinam telefoną, neatsakom nieko, niekaip nekalbam, mes jau mūsų santykiai baigiam, ačiū labai, viskas ir baigiam. Nes kitaip nes tie žmonės labai išmoksta manipuliuoti gyvenime savo, o manipulacija, tai kartais yra klausimas, o kas tai yra manipulacija? Tai yra mūsų elgesys, kuris kitame žmoguje sukuria motyvus arba emocijas ir elgesį, kurio šitas žmogus nesupranta jo kilmės. Aiškiai, mes paveikiam kažkokius tai pasąmoninius šito žmogaus mechanizmus, kad jisai elgtųsi, mąstytų ir jaustųsi mums norimų būdu. Tai va čia būtent manipulacija. Ir asmenybės narcisinės, jos labai jautriai tuos mygtukus žino, kuriuos paspaudyt galima, kad tas žmogus elgtųsi taip, kaip jisai nori. O iš kur atsiranda tas jautrumas? Nes jeigu jie neturi empatijos... Nes jiems reikėjo vaikystėje visą laiką, jiem visą laiką reikėjo gauti pranašumą, nes jie buvo vertinami tik tai už pranašumą, jų tėtis gal irgi ieškojo pranašumo, jisai atsineša šitas kompetencijas dažniausiai iš savo šeimos, iš savo mokyklos, jisai viską darė, jisai valandas, dienų dienas, mėnesius šlifavo šitas savo kompetencijas. Ir jos antiek aukštos gali būti šitos kompetencijos ir mes matom politikoje tai. O taip? Nes politikoje, aukščiausio lygio politikai dažniausiai yra antisocialūs narcizai. Taip. Turbūt ir korporacijų vadovai didžiai. Tai čia yra moksliniai tyrimai, statistika. Taip. Už tai, kad šitoj vietoj sveikas žmogus į savęs neranda, nes jam sveikam žmogui ten baisu, ne tai, kad baisu, bet nemalonu būti toj vietoj. Tai pakalbėjom, kaip galbūt matyti savyje, kaip statyti ribas, kaip dar kažką.
kaip reikėtų žmonėm elgtis pasaulyje, žinant, kad yra va tokių ir pavojingų žmonių, bet to pačiu ir pavojaus savyje. Kaip reikėtų, aš net nerandu kaip paklausti, kaip reikia apsukti visą galvą aplink šitą visą narcisizmo situaciją, kad neišprotėti ir nepradėti savęs psichoanalizuoti ant kiekvieno pykčio, ant kiekvieno savo elgesio, nepradėti kitiem baksnuoti pirštu, jeigu tu ten, sakykime, kažką padarėjai, ar ten manipuliatyviai pasielgiai, nes visaip gali nutikti gyvenime. Tai reikia, jeigu to norim, tai mums reikėtų atsakyti tokios mąstymo klaidos, kuri vadinasi pasakos iliuzija. O neskamba taip, kad aš galiu gyventi tobulą gyvenimą, tobulų būdų, būdamas pats tobulas, su tobulai žmonėm ir tobulam pasauliu. Taip. Nes nei vienas šitas komponentas nėra tiesa, visur yra mąstymo klaida. Aš esu netobulas ir aš gyvensiu netobulą gyvenimą, netobulam pasaulyje, netobulų būdu, su netobulai žmonėm. Ir tada su atjauta, su kantrybė, su tokiu priėmimu būti su tai žmonėm ir matyti, atleisti jam, dėkoti, savo atleisti, savo dėkoti ir toks gyvenimas. Žodžiu, žmogiškiau viskas šiek tiek. Matyt, kad aš esu pasaulio dalis tik tai labai maža pasaulio dalis. Esu tik skruzdėlė, bet iš tikrųjų taip, taip yra, mes esam atomų mišinys laikinam naudojimui, tai ir viskas. Tai ką, ačiū labai Juliau, ačiū labai už puikų išsamų pokalbį, gavau ir pats ką pagalvoti. Šiek tiek, ačiū labai, kad apsilankėt, skyrėt savo laiką. Ačiū labai tie, kas žiūrėjot, visus kontaktus tiek ir Žmogaus institutą ir kitur rasite šito podcast'o video aprašyme. Kaip žinau, esat super užimtas ir ten pas jūs jau asmeninių konsultacijų turbūt neįmanoma gauti, bet tikiu, kad ten ir kolegos ir dar kažkas tikrai galės pagelbėti, nes eikit, kreipkitės, net stos turbūt terapijos jokie šitie podcast'ai, nereikia galvoti. Ir to reikia. Ir to. Taip, čia edukacija, bet tikiuosi, kad paskatinom jūs pagalvoti apie kažką, nes man tai tikrai, man galva tikrai pasisuko. Dar kartą ačiū labai jums ir iki. Ačiū jums, iki. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd, Chip